Sveiki visi, grįžo mano buvusi mašinikė Fordas, benzinas, buvęs automatas padarytas mechaninė ir dabar atėjo laikas pakeisti stabdžius. Tai toks dalykas, buvo planas perinkti suportus, nes rankinis blogai laiko, reikia stabdžių diskus be abejo pakeisti, kaladėlės, rankinis visiškai nelaiko. Mašina mažai važinėjama, bet atiteks jaunam studentui, tai turėtų būti visai neblogas aparatas, kaip pirmą mašiną. Tai su jo tegul biški linksmai pagyvena ir buvo planas keisti suportus, bet kadangi cilindriuko komplektas su gumelėm kainuoja 20 ir biški daugiau eurų, tai nusprendėm nupirkti kitą suportą. Tai užsakiau 2 suportus, ne pačius brangiausius. Šiaip buvau pirkęs Mercedesui suportą, tai laiko iki šiol, važiuoja, viskas gerai. Tai sakau, tebūnie, pabandom. Tai 2 suportai po 50 eurų keliaus ant šito automobilio. Tikrai nežinau, kas geriau, ar restauruoti, ar ne. Kai jau tokia kaina gaunasi vien cilindruko komplekto, tai manau, kad gal geriau nupirkti kitą ir tikrai laikys. O jeigu ne, tai žinosim kitiem kartam. Tai dabar ką aš noriu padaryti, tai realiai nusimti, pasilikti suportą ir važiuoti namo. Kad rytoj reikėtų uždėti suportą, nes atvažiuoja, nepamenu kokią mašiną, bet tenais jau bus įdomiau, nebe stabdžiai. Tai pažiūrim šitą, porą kadrų, kaip atrodo su naujais suportais ir kažką įdomiau pamatysim. Tai dabar žiūriu, liktai laukiu, kai žiūrėjau, kai atvežė mašiną, tai diskai baisiau atrodė, tiek, kad ilgai buvo nevažiavusi jinai, tai čia visai normaliai padaręs. Tai kaip kitoj pusėje atrodo? Ai, šitoj pusėje matau baisiau. Tai kai šitoj pusėje nurinksim, matysis, kad toj pusėje baisiau, bet šitą pusę kol kas taip atrodo padori. Kaladės irgi padori atrodo. Bet vis tiek reikia keisti, ką čia, a ne? Šitą pusę jau blogesnė, tikrai čia va jau yra baisiai, čia jau nebenusivalys, nenusitrins, čia dar gal, bet čia ne. Kai aišku, nuimsim kitą pusę, pamatysim. Pavyko rankinį pramankštinti, tai va, ir garsų atsirado, skardą kažkur liečia greičiausiai. Tai kaip ir pavyko, bet čia galimai laikinas dalykas. Na, aišku, mašina ilgai stovėjus, viską, ten tas rankinis irgi nejudinamas, bet čia realiai, man rodos, yra technikiniai, nes realiai reikėtų ją vis tiek perinkti pilnumoj, tai dėsim naujus ir manau, kad tikrai važiuos ir iki technikinės ir po technikinės ir galės žiemą drąsiai naudoti rankinį. Bus šonaslydis. Kažkam žiūriu, nepavyko tikriausiai su gumelė įdėti, tai įdėjo be gumelės. Tokį ištraukiau, viduje nėra pasilikę, tai tikiuosi ne mano darbas čia buvo. Reiks pasitikrinti archyvą prieš dedant į eterį, kad taip daryti. Nežinau, ar būčiau taip stipriai taupęs. Ir šiaip kažkoks sutepimas prastas, tai čia matau, kad netgi gumos likučiai kažkokie likę va. Nesimato tikriausiai. Tai nežinau, kas čia buvo, kodėl čia tai buvo. Taigi diskeliai tokios būklės nuimti. Kaip ir praeitoj serijai sakiau, techninė apžiūra, ir tokie stabdo, tai galima važiuoti, ko jūs kitą kartą nepraleidžiat. Bet šitose žodžiuose gal truputį yra toks dalykėlis. Taip, jisai gal technikinių jisai atlaiko, tokie diskai nepilnai stabdantis pusė čia, va, tarkim, čia jau, šakiai galima sakyti. Realiai šitam diskui, šitoj pusėje irgi, va, tiesiog nebėra viso kaladės pagrindo stabdymo vietos. Ir realiai, kai bus ta vienintelė ta kritinė situacija, kai jum prireiks tiek likusio disko, kad jisai stabdytų, jum gali pritrūkti. Tai pro tą rūdį
nutrūks, suplyšta, kaladė, vėl nežino, kas ten gali atsitikti, bet nesustos reikiamų laiku, pritrūks tos milisekundės, sekundės ar kiek ten to laiko. Faktas, aišku, įtakos duoda ir kokybiškesni jaučių stabdžių diskai ir kaladės, bet šiuo metu turime tokį gražų vaizdą, kaip bebūtų, tai daug geriau negu ką turėjo. Ir deda naujus suportus. Tai kadangi ta pati kaina gaunasi, ką naują nupirkti ir ką restauruoti, tai geriau gal dedam naujus ir viskas. Naujas suportas, naujas kaladės, nauji stabdžių diskai. Tiek, kad dar iki visos pilnos laimės, manau, trūksta rankinio trosą pasikeisti. Bet dabar dar pasitestuosiu, nes buvo prasitrynęs vienoje vietoje. Ir šiaip, nežinau, įtarimų kelia. Bet jeigu stabdys viskas gerai, reiks paprašyti, kad prasitestuotų dažniau, pasitikslintų, nes trosas irgi gali prikirmyti. Realiai pramankštinau aš jį ar suportą, ar trosą. Dabar vėlgi klausimas kyla. Bet kaip tokioje situacijoje neapsirikti? Gal tokioje situacijoje neapsirikti, tai reikėjo pirmoje eilėje iš karto atjungti trosą ir pabandyti pajunginėti tikriausiai. Nors gerai dar nežinau. Bet sekančiu atveju gal pirmą trosą nusiimčiau ir tada tik tai pabandyčiau suportą gal pajudinti. Tai rankinis dabar užtrauktas ir mane šitas ratas truputį neramina, nors galvojau, problemų gali būti su ten ta pusė. Tai jisai prasisuka. Bet dabar dar pabandysiu pavažiuoti, normaliai pastabdyti, gal suportai dar nėra normaliai susidirbę ir tada vėl pabandysiu patestuoti. Jeigu tai nepadės, tai greičiausiai reiktų keisti rankinio trosą. Tai biški pavažiavau čia vietoj, prasidirbo biški suportas ir laiko tai daug geriau, bet netobulai. Nes biški ėjo, prasukt ratą, kažkiek eina. Taigi, nuo kalno neberėdės, bet gali būti, kad tiesiog dar prasivaikščiojo trosai ir jie pastriks dar kartą ar ne, tai tikrai šiuo momentu neaišku. Jeigu pasikartos ta situacija, tai tiesiog trosus būtinai keisti ir bus viskas gerai. Šį kartą dabar turėsiu įdomesnį tokį egzempliorių ir įdomesnį darbai. Baigiam su kaladėm šiai dienai. Šitoj, man rodos, viskas gerai su kaladėm. Tai sakė, pirma, patikrinti kompresiją. Svarbus dalykas. Ar darysim darbus toliau ar ne. Kitas dalykas. Sako, pažiūrėk galą, nes kažkuris ratas kreivas. Man, nežinau, nelabai matosi, kuris ratas kreivas realiai. Tai, kad važiuoklė būtų neišūdijus, kad nebūtų mašinoj dugnas išūdijęs, kad eitų važiuoklę remontuoti, ar bus remontuojama. Tai svarbus esminiai dalykai, tai kiek permečiau akį, viskas gerai atrodo ant dugno. Čia reikėtų keistis jaučių stabilizatoriaus gumos tikrai. Čia truputį su makrofleksu kažkas buvo daryta, bet čia kažkiek trūdelių, tai manau nieko tokio blogo. Traversas neišūdijęs. O ratas gali kreivai stovėti dėl kokios nors įvarės blogos. Tai aš nuvešiu šitą mašiną kažkurį kartą, ne dabar tikriausiai, patikrinti važiuoklę, kad žinot, ką važiuoklėje keisti, nors važiuojant tikrai nesigirdi niekas. Iš pažiūrės dabar ratai pakelta ir atrodo lygiai tiesiai. Tai toj nuleisim. Tai ką? Nusileido tiesiai ratai. Na nežinau, kuris tas ratas šiek kreivesnis.
neįžiūriu, nežinau, kaip ten tiksliai žmogus pastebėjo, bet gali reikėti suvedimo tiesiog. Nu, patikrinsim važiuoklę, sutvarkysim važiuoklę ir tada važiuos į ratų suvedimą. Automatas, Honda, labai baisiai traukos nepasirodė, čia 2004 metų benzinas 2 litrų, tik nežinau, kiek tiksliai kilovatų turi. Man čia toks biškai valdymas pas Honda įdomus. Čia va, rankinį turim, tokį įdomų. Nu ir pavaras. Taip, rankinį užsitrauksim. Beje, šitą mašiną liktai, kaip sakė, kažkokią Seimo nario buvusio šitą mašinykę. Tai va, Seimo nario mašiną remontuojam. Tai jinai važiavus 200 km/h. Pirmas šaltas kūrimas. Žinau, ar gerai matėsi, tai bus dar tada nusiemu ratą, gal geriau, kad matytųsi. Aš galvoju, gal bus galima diržą nuimti ar bent jau škyvą nusukti ir tada pabandyti iškurti, bet dėl to nesu tikras, nes gali alyva prasisunkti, jeigu nuimtas škyvas bus. Tai dar nežinau, jeigu ją matysiu. O tai dabar pasitikrinam kompresiją, kiek yra 1, 2, 3 ir 4 cilindre, o po to reguliuosime vožtuvus, pakeisim vožtuvų dankelio tarpinę su visais reikiamais gumeliam ten, kas įeina į komplektą. Ką aš dar prisipirkau. Škyvą manau, kad keičiam. Tai pirmoje eilėje vožtuvų reguliavimą. Tai turiu skirtingus kompresijos matavimus. Vakar turėjau vienokius, šiandien kitokius. Dabar taip svarstau, ar šiandien daugiau variklį pašildžiau. O vakar tik įvariau ir bandžiau daryti testą. Ir atvieso gal. Tai šiltesnis variklis geresnis parametrus rodo, o šiaip aplamai, sako, turėtų būti darbinės temperatūros variklis. Tai nežinau, kaip čia skaityti dabar. Tai vakar matuojant, pirmas cilindras turėjo 11 barų, antras cilindras 10 barų, trečias, ketvirtas irgi turėjo po 11 barų. O dabar su nuotraukom fiksavau, tai visi 4 cilindrai turi 12 barų plus minus vos skirtumą. Tai šiandien visų barų daugiau ir antras cilindras šiandien vienodai kartu su visais. Vakar buvo truputį kitaip. Sukau 7 sekundės. Taip skaičiavau maždaug. Būčiau pamelavęs ir labai šokiravęs tikriausiai, kad po vožtuvų sureguliavimo, kad padidėjo ant baro, netgi viso baro. Tai dabar nežinau, kai surinksiu motorą, sureguliuosiu vožtuvus, vėlgi pabandysim tą kompresijos matavimą, pažiūrėsim ar pagerėjo, paskiau pasistengsiu užšildyti ir tada pažiūrėsim dar kartą. Tai truputį skirti laiko pabandysiu, jeigu suspėsiu, visą laiką bandau spėti, ne visada spėju. Tai imamės dangtelį, čia tas dujas kažkaip reikia į šoną, kažkaip, kad netrukdytų. Mes prie šių darbų keisim ir oro filtrą, tai nusėmiau filtriuką, sakė, turėtų būti prieš 2 metus keistas. Datos niekur neradau. Tai jeigu tokios būklės po 2 metų pas jumis būna, tai keiskit kas metus. Jeigu po metų tokios būklės būna, keiskit kas pusę. Taigi kvėpuoja. Čia turbinos nėra, bet bele kuriuo atveju. Gerą orą gauti yra sveika. Tai keičiam oro filtrus. Tokie reikaliukai pas mane, būčiau vieną kitą dalyką daręs kitaip. 3 cilindrus jau sureguliavau, vožtuvus tikrai reikėjo pareguliuoti, visi su didesniais tarpais, dabar pabandysiu parodyti, manau. Pasilikau paskutinį cilindrą
Antra, abu velenėlio kakliukai žiūri į viršų, į tą pusę. Ir iš tikrųjų darbo nepalengvina dujų įranga, tikrai piršto mažiau. Tai nesvarbu dideli ar maži pirštai, man rodos, vis tiek sunkiai darbuotis prie laidų ir kaišioti. Tai turiu 4 plokštelės pasirinkęs. Mums reikia 0,08, ten pagal amerikonus tai 20 mm, 0,20 mm įsiurbimo vožtuvėlius reikia sureguliuoti ties 20 mm, o išmetimą reikia sureguliuoti ties 28-32. Tai aš reguliuoju ties 30, nes neturiu 28 blekutės ir tiesiog biškai tampriau palieku 30 ir viskas, nes normas yra nuo 28 iki 32. Įsiurbimą darau 20 mm pagal normą, nuo 20 iki 24 atrodo. Taip, tas čia jau tobula, kad tai pasiemam 0,35 mm. 0,35 mm rašo. Tai noriu pasakyti, milimetrų nėra. Nežinau, kaip jie čia skaičiuoja, nenoriu smegenis sprogdinti. Įsiurbimas šitas be šansų turėtų visiškai neiti jisai čia, o jisai eina. Čia turi būti 20 mm, o čia dabar 35 kišu. Tai nei išmetime nebus, nei čia. Tai va, irgi telpa. Turėtų netilpti. Tai išmetimą tai to labiau tikriausiai įtilpsim. Čia biški dabar nebesimatys. Nežinau, kiek šviesos tiek. Taip, išmetimas, kur tu ten sunkiau pagauti. Išmetimo tarpelis, galiu sakyti, net mažesnis negu įsiurbimo vos. Žinoma, aš dar veidrodį pasinaudosiu savo, bet tiek rankų neturiu. Šitas būtent vožtuvėlis galimai yra gerai sureguliuotas. Kas dar? Ką daryčiau sekantį kartą kitaip? Tai yra spec įrankis, vietoj šito velnio toks, nemanau, kad jis turėtų būti brangus, jeigu jo yra pirkti. Tai sekančiam kartui nusipirkčiau būtent tą įrankį. Patogiau, nes varžtelį atsiverži, vėl verži ir nusimeta. Tai vien dėl šio dalyko gavosi man daug ilgesnis reguliavimas, net batereikavą, sakau, įsikroja. Ir iš viso dar vienas toks dalykėlis, jūs galit pakomentuoti visada, ką norėjot pamatyti, kad kažko neparodžiau, arba kas neįdomu buvo, tai aš gal kitam kartą atsižvelgčiau ir prisiminčiau, pavyzdžiui, to neparodžiau, reikia parodyti taip, anaip, būtų geriau. Tai tvarkom toliau, Seimo buvusio nario mašina. Mašina, kaip čia dabar taisyklingai, buvusi mašina, nežinau, Seimo narys dar tebedirba šitas ar ne, pas mus daug Seimo narių, daug metų dirbančių, bet mašina buvusi Seimo nario. Teisingai jau čia pataikiau. Vėl pyktis ant dujų, čia vėl sumažina lengvumą, kaip uždėti vožtuvo dangtelę. Tai turiu gumelių, keičiasi visos šitos gumelės, šita tarpinė ir šitos, aš kiek suprantu, jo. Net su metaliukais matau įdėta. Tai turėjo pratekėjimą, čia toj pusėje, pagal tą pusę ėjo, pagal diržą leidžiasi, tai dėl to iš karto į naują. Teisingai, taip reikia. Neina šitų gumų taip lengvai išimti, tai vėlgi pagalba puola Jasper. Ir lengvai išsiema, o taip tai be šansų. Au, štai, norėjo išlysti. Galima ir taip, bet pirmasis neėjo, bet pakaitinus daug lengviau. Pirmasis daug sunkiau ėmėsi, neėjo, bet dabar tai pavyko.
pakaitinus vis tiek geriau ir dar į akį gavau. Nu, tai va, gerai. Dedam naują. Ant šalto variklio dabar sureguliavus vožtuvus gavosi visose po 10 barų. Tai variklis atšalęs, galimai dėl to sumažėjo barų. Tai dabar biškį užkurkim, pašildysim. Kol kas tokio bjauraus garso labai nesigirdi nuo vožtuvų, kur prieš tai girdėjus. Tikrinai iš vožtuvų ėjo tas kalenimas variklio. Dabar gražiai. Štai kokių nesąmonių teko prisigalvoti. Prisivirinau raktą, įsirems į šakę ir galimai atsiverš veržlė, o jeigu ne, tai ne kažką. Deja, antras šansas. Čia jau tipo paskutinis kartas. Man tokia nuolat švarštam. Tai paskutinių kartas pavyko. Tai laiko, resursai. Aišku, reikia investuoti 500 eurų ir turėsiu gerą. Gal ir nereikės tokių bairių daryti kaip dabar. Tai, bet kol nėra pakeltuvų, viską nežinau. Tai dabar naujas problemas. Dabar reikės raktą įsitraukti kažkaip tai. Opa. Tai, nu, jau pavyks, man rodas, tik tai reikia dabar sugalvoti, kaip tą ištraukti raktą, nes tokio plano neturėjau, kad reikės traukti. Tai dabar žvelgiu čia nais ir, kaip suprantu, lyg tai alyva bėga pro viršutinį ten tarpinėlę, kur pakeičiau ir pro tą pusę varvėjo. Tai bet dabar irgi keičiam ir be jokių kalbų. Dedam naują, laukiam kitos dienos ir darbo buvo belė kiek, kad čia ištraukti. Tai nemanau, kad reikia rizikuoti palikti seną. Tai jau geriau dieną daugiau palaukti negu kažką panašaus. Gerai. Baigiam šiai dienai. Nauja diena, mašina ta pati. Tai dabar turim naują salniką. Aišku, trukdo. Tai kur baigiau? Tai turim salniką. Tai bet tą salniką pirmą reikia ištraukti ir tada įdėsim naują Febi. Čia, man rodos, toks pat įdėtas, tai nėra ko rizikuoti, naujas škyvas nelengvai įsitraukia, tai pasikeičiam ribokšlį, kad nebūtų alyvos pratekėjimų. Tai užkurtas dabar variklis be generatoriaus dirželio, pakankamai tikrai gerai, gražiai, tyliai dirba su nauju škyvu.
Po truputį krenta apsukos. Dar atsuksim apgaviką į glušaką, nes katalizatorius yra išdegęs, nes meta čeką ir to pasekoje turėtų nebemesti čeko, paduoti reikiamą kurą, liesą ar ten koks jisai turi būti tiesiai į cilindrus ir turėtų dar geriau gal netgi dirbti. Ir dar žvakės kol kas senos yra susuktos, tai pakeisim žvakės po kompresijos matavimo. Patikrinau vėl kompresiją, tai realiai labai panaši, visose po 11, bet šį kartą kažkaip sunkiau darosi. Aparatas ten kažką negerai daro, gal ne pats brangiausias viską, bet kažkiek rodo, bet kažkas, per mažai man biškį 11 kompresija, galvojau, kad daugiau bus. Darbas tikrai pagražėjo variklio, tai dabar dar susuku naujas žvakes ir apgaviką įsukam ir man rodos šiam kartui viskas. Kitą kartą mes keisime čia spyruoklės, amortizatorius, nes truputį per žemai yra važiuoklė. Norisi, kad būtų aukščiau. Naujos žvakės Beru, skirtos dujom, o senusios buvo Bosch. Šitos skirtos dujom ir benzinui, bet geriau dirba ir ant dujų negu tos senusios Bosch, jos brangesnės, aišku. Tai man Hondų neturėjęs, dangtelis. O dar pradžioj, man rodos, gal įrodžiau, kad čia nebuvo varžtelio ir čia nebuvo varžtelio. O nebuvo, nes čia šitie du varžteliai sukas. Tai tiesiog taip dedasi ir būtent į babinų vietą. Tai galvojau, kažkas išsuko, pamiršo, o pasirodo pats. Taigi lendam po mašiną ir parodys, ką keisim. Taigi keisim mes iš tikrųjų nieko nekeisim, tik pridėsim. Tai man dabar reikia išsukti šitą lambdos sondą, kuris yra gan gerai čia apaugęs. Taigi iš karto daugiau įrankio atsinešiu. Randam pradžią su šito. Švarus jisai, kažin, kas ten viduje yra ar nėra. Gaila, kameros neturiu tokios. Šiaip matas, kad jisai tikrai yra. Nelabai nori lysti, tai truputį prasirėksim srėgį. Nes ten faktas, kad parūdyja. Tai taip atrodo susirinkęs. Eisim dar palysim, pažiūrėsim, ar nepraleidžia čia dujų. Ir viskas. Tai truputį kadras ne į temą. Tai savo reikėjo susitvarkyti. Kas atsitiko? Pagalvės, pavarų dėžės ir variklio srėgiai suvaryti varžtas buvo visas išlindęs. Nefotkinau, nes gėda buvo. Tai pagavau detalę, dabar kokie 12 valandų, žadėjau nuo 8 ryto 9 pradėti dirbti. Tai stovi šitas, šitam nepakankamai gerai vožtuvai sureguliuoti, reikia perreguliuoti, nori būtinai šiandieną pasiimti. Ir Opelis, mirė generatorius, reikia žmogui greit mašinas. Per daug minkšta širdis esu, tai įimu generą, pažiūriu, kas yra, ar reikia tik angliukus pakeisti, ar naujo, jeigu angliukai geri, naujo generą užsakinėjom, jokių šrotų, nieko. Tai
net nefilmuoju tikriausiai, staigiai stengiuosi viską padaryti, nes reikia suspėti. Tiesiog gal įdėsiu kadriuką, kada pabaigsiu šitą surinkti, nes va, granata nuimta, granatos guma buvo susisukusi, traškesys ir gavau detalę, tai pakelsim pavarų dėžę, tepsim klijų, kad varžtai nebetisuktų. Taigi praėjusiam kadre matėt tą patį vaizdą tikriausiai, ką ir dabar matot, tai kad aš biškai gal murzinesnis, tai antrą kartą perreguliavau vožtų tarpus. Tikiuosi gal pagerės, bet realiai tik minimaliai pasikeitė kažkas, dar garso negirdėjau, bet reguliavimas pasikeitė minimaliai. Jeigu taip sakant, prieš tai buvo įsiurbimo tarpeliai buvo 0,20 mm padaryti, o išmetimas buvo 0,30 mm padaryta. O dabar pakeitėm į 0,23 įsiurbimą, o išmetimą 0,28 mm. Tai šiaip klausantis labiau atrodė, kad garsas ėjo nuo išmetimo velenėlių, bet ar tikrai kažkas pasikeitė, nežinau. Dabar, kol švarės pirštinės susidėjęs, tai turim salono filtrą naują, o senas, senas. Tai va, senas toks, šiaip nuotrauka yra, tai manau, kad primesiu, nes video tai... ne kažką. Čia išsiema, gal reiks į tos atgal įdėti. Toj, pažiūriu, ką turim. Anglinius šiaip imu dažniausiai, nes kad kvapą sulaikytų labiau. Taigi, tų plastikų man tikrai reikia. Tai susidedam plastikus atgal ir dedam į vidų. Išsiema bardačiokas. Šiaip yra tokie kliopsikai čia, nes ratukai viduj ten. Ir jie tiesiog čia va įsideda, išsiema. Tai pirmą jos išimti reikia ir paskiau atsidaro. Ir tenais jisai yra, čia va nusiema. Taip dangtelis, taip turi būti. Nusiema ir ten. Tai įdėsim. Dar vienas dalykėlis toks, žiūriu kaip čia įdėti reikia, kaip čia įdėta buvo. Čia taip viskas normaliai, ir sena, galvoju, pažiūrėsiu, kai čia rašo, kaip įdėtas Airflow čia viršų, o čia rodo į apačią. Tai realiai jisai turėjo dėtis ne taip turėjo dėtis, o taip turėjo dėtis. Po surinkimo ir filtro pakeitimų salono, oro filtras taipogi pakeistas, pirmas užkūrimas. Pirmas užkūrimas. Einam akumuliatorių pasijungti. Taigi, akumas pajungtas ir pirmas kūrimas. Porą klaidų kažko tai. Kažkos garsas yra, nereikia norėti, kad nebūtų. Bet gal kai pašils bus aiškiau, ar geriau ar ne. Kad geriau negu kai atvažiavo, tai 100%. Tai leisiu biškį pašilti ir grįšiu. Taigi pašyla čia, kiek matau, nemažai. Šiaip, man rodos, temperatūros rodiklė pakankamai prastai čia rodo. Gali būti, kad spidometras buvo ardytas, tai truputį žemiau yra. Toks silpnas garselis yra. Šiaip, manau, vykęs sureguliavimas. Kiek dar esu girdėjęs, kad dažnesnis alyvos pakeitimas irgi pagerina. Aš nežinau, ar jums besigirdi. Aš kažkiek tai tikrai girdžiu. Jinai dar turėtų grįžti, dar važioklę pasiremontuoti. Dar kažkokių dalykėlių, tiksliai dabar nežinau, bet dabar, kad ir alyvą paminėjau, tai tikriausiai ir tą panorės. O čia ateityje, gal kitoj serijoje atskiroje bus, pabandysiu sulipdyti. Mašiniukas nupirktas už 500 eurų. Tai
Nu, gal kas nori tokį pasimti, bet turi problemų su antifrizu. Antifrizas dingsta ir būna, kad grįžta. Tai pradinės mintis termostatas arba keisti vandens pompą. Tai jeigu kas žino, kodėl dingsta antifrizas, grįžta, tai parašykit, išbandysim jūsų irgi variantą.